mėly svečiai, jau vieną dieną praėjo ir antra praėjo, kaip šitie rūmai iš oficialaus valdžios įstaigos statuso grįžo į kultūros įstaigų sritį ir malonu jūs pakviesti šiandien pasižiūrėti, susipažinti su tom relikvijom, kurios 41 metais iš šitų rūmų buvo išvežtos kaip turinčios, kaip daiktai turintis meninę ar kokią nors kultūrinę vertę, kaip savo parėdime rašė LTSR aukščiausiosios tarybos prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis. Šitie daiktai ilgą laiką buvo labai specialioj kategorijoje, jų vertė buvo tikrai tik meninė, o šiandien įgavo visai kitą prasme, nes kiekvienas daiktas liudija kažkokius svarbius įvykius, kažkokias svarbias intencijas, su kuriomis jie buvo padovanoti, nes daugiausia tai yra susijęs su šitais rūmais. Sakoma, kad kalba trumpa, tai yra drūta. Ačiū gerbiamų muziejaus darbuotojams, nuo mūsų knygyno darbuotojų, kad už tokią puikią parodą. Dėkui. Na, matot, kas gali pasakyti, kad prezidento Griniaus mažiausiai medžiagos bus šitą. Pildosi tiesiog akyse.